Sveiki visi, šiandien servise 007 Landirenzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse noriu parodyti ir pademonstruoti jau atliktą Landirenzo Evo OBD dujinės įrangos montavimą į Dodge Durango, 3,6, 2015 metų, 210 kW varikliukas, iki 16 metų, nuo 16 truputėlį pasikeitęs, bet iš principo tas pats pentastaras su savo ir privalumais ir trūkumais. Nepaisant to, visų 100% važiuojantis puikiai dujomis ir tą darantis, kaip minėjau, su kokybiška Landirenzo sistema, apie kurios komponentus trumpai pabandysiu ir papasakoti. Tai valdymo blokas štai čia, atskirai nuo reduktoriaus montuojamas keistos fazės filtras bei dujų vožtuvas. Dujų vožtuvas kiekvieno serviso metu yra valomas, keičiamas keistos fazės filtras. Dujinės fazės filtras štai čia, su surinkimu, nuo 26 metų turim ir atnaujintą filtro elementą. Landirenzo Li10 Turbo Oversize reduktorių štai šitoje vietoje, slėgio davikliukas ir dujiniai purkštukai po variklį dengiančių gaubtų, pats gaubtas pilnai savo vietose, ant visų tvirtinimo taškų, be jokių iškelimų, be nieko, yra sumontuoti 2x3 Reilo G7 Dakota dujiniai purkštukai. Na, o kalbant apie visus dujinės įrangos montavimo darbus bei komponentus, kaip visada mūsų servise 007 kokybės kartelę keliam iki palubės ir sudedam viską, ką įmanoma geriausia. Tai reiškia, kad ir kokybiškas dujinės žarnas teflonų dengtas tam, kad kvapų nebūtų, specialias apsauginės gofras, originaliai turim kažką labai panašaus ir labai artimo, truputėlį apdulkės ir to skirtumo nebus, spiruoklinės sąvaržos, dujinės įrangos laidynas, kaip visada adaptuotas konkrečiai šiam variklio skyriui, visus laidus grupuojant, įvelkant į apsauginės gofras, o kiekvieną kontaktą lituojant. Be abejonės juos lituojamės tiesiai prie benzininio valdymo bloko, kuris yra štai čia. Taip turim gerokai daugiau estetikos ir tvarkos variklio skyriuje, jokių ten laidų pratampimų ant variklių, numėtimų ir taip toliau, tų papildomų ko nereikia, viskas kompaktiškai, gražiai, taip kaip yra numatyta ir turėtų būti. Dujinės įrangos saugiklis štai čia, patogiai, instruktažo metu be abejonės klientui bus viskas paaiškinta, parodyta, pademonstruota, įteikta garantinė knygelė su priežiūros servisų knygelė, bus paaiškinti servisai, aptarnavimai ir taip toliau ir panašiai, viskas švaru, gražu, estetiškai tvarkingai, kaip ir turėtų būti kiekvieną kartą po kiekvieno dujinės įrangos montavimo darbų, jeigu tuos darbus atlieka save gerbiantis specialistai. Tai va, tai tiek apie dujinės įrangos montavimą variklio skyriuje. Mygtukas dujų, kaip jau įprasta pas Durango modelį, yra montuojamas štai šitoje vietoje, apvalus, gražus, su guminiu apvadėliu, puikiai čia tinka, matosi gerai, ranka pasiekiamas, nekina, neblaško. Viena turbūt iš geriausių vietų. Kai kurie renkasi vietas centrinėje konsolėje. Jeigu klientas to pagidauja, visada prašom, kur jau čia bus nuspręsta, ten jisai bus ir sumontuotas. Pildymas prie benzino užpilimo vietos. Gražiai atsidarom. Yra vietos kamštelį paliekam. Nerūdijančio plieno varžtai tam, kad nebūtų jokios korozijos. Viskas tvirtai, patikimai. Tikrai nekliba, nedreba, plasmasės nelaužo. Gražiai užsidaro ir pasislepia. Šiek tiek iššūkių yra šitoje vietoje, kadangi yra sumontuotas neoriginalus kablys. Tai balioną sumontavom standartiškai 92 litrų, bet buvo truputėlį iššūkių su jo tvirtinimais. Bet juos įveikėm, viskas tvarkingai, gražiai, balionas lygiai, tiesiai, gražiai, taip kaip ir priklauso, Bormechas 92 litrai, kaip minėjau. Papildomai padengtas antikoroziniam dangom, švarus, gražus, nenubraižytas, neapdaužytas ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landirenzo dujinės įrangos montavimą į šį Dodge Durango. Jei kažką panašaus planuojate ar įsigyti ar turite ir ieškot kokybiškų sprendimų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.